Ką tik grįžau po 113 km bike raido, tai savo poilsio savaitę nuo bėgimo leidžiu aktyviai gana, nors turėjau gal 3 poilsio dienas, bet buvo į džimą nueita, buvo su full gas padaryta kelios treniruotės. Viena iš jų buvo bendras fizinis, po kurio skaudėjo maksimaliai visą kūną, absoliučiai viską. O jo, šiandien buvo bike raidas, beveik 4 valandų. Ir kažkur po 7 km jau nenorėjau mint. Gerai, kad myniau su puikia kompanija. Vienas turbūt, aišku, tiek ir nebūčiau mynęs. Bet jo, vienas jau būčiau seniai bonkinęs ir 2-5 km per valandą tiesiog parmynęs po kokių 8-9 km, bet kažkaip dar grįžom, dar ir nuėjom kavytės į kavinę, tai puikiai praleistas laikas. Dar toks common sense dalykas, tai nebūkit kaip aš, neminkit 110 km, jei minat 2 kartus per metus iškart su išnuomotu dviračiu, kuris galimai labai prastai sufitintas jum ir kurį pasiėmat 5 minutės prieš minimą. Tai tą irgi turėčiau paminėti. Vienas, 0. Parodyk pulsą. 98. O tai nebus 200. Pas jį 198. 109? Ne, užšok tai lengva, bet man spazmuoja hamstring. Let them cook! Viena, op. Jie kietesni už manęs, jau nenoriu daugiau. O davai, varai ant asmeninio. Galiu pasakyti, kad pagrindiniai takeaways šios savaitės mažo bėgimo, ar išbėgau gal 3 dienas po 12 km kažkas tokio. Į džimą nuo džimo ten iki stadiono padaryti. Tai galiu pasakyti, kad pagrindinis takeaway, kad gali būti labai fit ir labai geras vienam dalyke, bet nereiškia, kad būsi geras kitam dalyke. Tai bėgime turbūt galima sakyti, kad visai kietai varau. Tai padaręs bendrą fizinį ar dviračių pramynę, suprantu, ant kiek tas nesitransliuoja į kitas šakas, į kitus dalykus. Tai, bet man tas žiauriai patinka. Man patinka daryti kažką naujo, kur nebūtinai esu labai geras. Tai ar ten būna išbėgti trailą su kažkuo, tai šiaip žiauriai patinka. Žiauriai patinka šiaip išbandyti kitus sportus. Ir tos savaitės be bėgimo labai, labai greitai ir smagiai dažniausiai praeina darant kitus dalykus. Čia matome Simas Bertašius priekyje, toks pasirinkimas ir kiti kol kas slepiasi, net nesislepia, Simas turi čia tokią persvarą. Oh yeah, welcome back. First training session back. Hill strides coming up, 6 by 10 seconds. We're going to cook this guy. Aš jūs pakepsiu. Oh yeah. Gerai. Aukščiau pakeli. Žiūrėk, aš žinai, pakeli iki aukščiausio taško, žiūrėk. Pradžiai labai sudėtinga. Gerai. Štai pasidarė.
beveik. Hop. Oh yeah, gym workout with the boys, hill sprints plus gym. Oh yeah. That's my boy. That's my man. Jau filmuoja? Žypsi raudonu. Jo, viskas dabar jau filmuoja. Gerai. Jo, ir dabar paspaus dar kartą. Chebra, man reikia pagalbos. Stipriai. Labai. Pakuojuosi daiktus, žiauriai nekenčiu daiktų pakuotis. Pirmą susidėjau papildus. B kompleksas, omega 3, vitaminas D, daug geležies, bisglicinatas, gertuvės 3. Išbandysiu bikarbą tabletėm, elektrolitai, po workouto baltymai karpsai, laktato matuoklis, aišku visur visada, diržas bėgimo, juostelės, čia dar kažkokio reko gėrimo turiu, auklių 2 poros, geliukų longranam prisipirkau, pasiruošiau, batarkės, čia daugiau geliukų, šitie geliukai žiauriai šlykštūs, mėtiniai, bet sugersiu daug geliukų su druska, nes ten galimai labai karšta bus, kur longranus darysiu. Sunkus pasirinkimas dėl batų, pasimsiu šitus, nauji, žiauriai excited išbandyti, su jais bėgsiu pusę maratono, tai reikės išbandyti. Šitus pasimsiu kaip kuriem longranam, pavyzdžiui, 2-6 km darysiu, ten 3-2 kažkur peisų, tai šitų nenoriu laužyti dėl tokio peiso, tai imsiu šitus. Šiaip jiem pusę metų, aš jų daug nenaudau, bet jau tokie pasidėvėję. Nauji Nova Blastai, vieną kartą bėgau. Čia tokie miksas, greitesni. Tai nežinau, 1 ar 2 poras trenerių imt, 1 miksą ir 2 greitus, bet dar galimai keisis. 2 pulsometrai, gal masažinį ginklą pasimsiu,
išeiginių maikių, bėgimo maikių, šortų, kojinių, apatinių, 2 striukės, singletų daug, long sleeve'ai, ilgos timpos, trumpos timpos, 1 striukė. Tai nežinau, kaip viskas tilps. Gal tiek. Ir dar norėjau pasakyti, kad ačiū visiems, kas sekat, kas palaiko, žiūrit video. Nusprendžiau važiuoti į Aukštikalnių stovyklą prieš Kopenhagos pusę maratono. Tai galimai jau daugiau dviračio neminsiu, žudikiškų BFP nedarysiu, už savaitės išvažiuosiu į Sierra Nevada, į Aukštikalnių stovyklą ir jo, klipsus padedu į šoną, palieku kitiems, o pats išmėginsiu šią šviežią batų porą greitų metų ruošiantis pusiai maratono. Aukštikalnėse būsiu 4 savaitės, tai jei turit kažkokių klausimų ar kažką norit pamatyti, turit rekomendacijų, tai mielai lauksiu ir jo, toliau dabar pradėsiu dokumentuoti savo kelią į link pusės maratono pasiruošimo.